Sveiki, šiandien pakalbėsime apie vieną klinikinį atvejį, kurį jums paskui parodysiu ekrane. Ir kalba eis apie kaklo odą. Dažniausiai jau daug kas norėtų dabar atjungti šitą video ir sakyti, čia man nieko bendro su manim neturi. Tai va, dažniausiai moteris kartais dėl finansinių priežasčių pamiršta, kad mes dažnai tvarkom savo veiduką, bet kaklas jisai kaip ir atrodo neblogai, bet ateina tokia graži diena, kai jisai staigiai griūva. O griūva jis dėl tokių priežasčių, kad mūsų oda, kaklo oda, yra ypatingai plona. Ir jeigu esate tokios smulkaus veiduko, aukštas ilgas kaklas, šita oda susiraukšlyja tiesiog kaip suvytęs obuolys. Ir žinot, aš ne iš vienos girdžiu, kad ai, kam čia ką man darytis, nueisiu pas chirurgą, pjausiu, išpjausiu, sutempsiu ir viskas bus čiki-briki. Deja, ne visais atvejais ir būtent šitas atvejis yra vienas iš tų. Tokių klinikinių atvejų mano rekomendacijos yra Radieso kolageno stimuliantas. Tai yra vienas iš rinkoje esančių stipriausių stimuliantų. Kolageno ir elastinų stimuliantų. Reikėtų atlikti greičiausiai ne vieną, o netgi 2, o galbūt net ir 3 tokias procedūras. Žinoma, kažkokio tai laiko tarpo, nes mes turim matyti, kokį atsaką davė organizmas ir kaip pradėjo gamintis naujas kolagenas. Kadangi, kaip ir minėjau, ta oda yra čia minkšta ir plonutė ir mums reikia nors kažkiek tai, kad jame atsirastų to kolageno. Plius dar už kažkiek laiko mes galim pasižiūrėti, gali būti ir raumens platizmos įtempimai, kuriuos mes turėtume stabilizuoti su botulino toksinu. Po mano šitokios rekomendacijos jinai pasirodo jau darė šitą pacientę, reiškia, Radieso injekcijas ir, kaip sako, man visiškai jos nesuveikė. Nu, ką galiu pasakyti, jūs turit laukti, kolagenas naujas pasigamina per 28 dienas pirmas naujas kolagenas mūsų odoje. Taip, kad šitam produktui reikia laiko. Jis dirba lėtai, bet taikliai. Todėl turėti reikia kantrybės. Toliau, ką dar galime atlikti? Galima daryti, pavyzdžiui, tokios kaip nityje kolageno injekcijos. Žinoma, jos yra gana skausmingos truputėlį, bet tai mes leidžiame gryną kolageną po mūsų odą. Taip? Kad jo daugiau dar užstimuliuoti ir kad kur jo trūksta, sakykime. Ir taip pat jisai, kad jūs žinotumėte į priekį, duoda tokią truputį reakciją, tai yra raudonumas ir patinimas, kuris per laiką viskas aišku praeina. Bet mes turit būti pasiruošę tokiai reabilitacijai. Na ir taip pat iš aparatinių procedūrų tai būtų RF mikroadatinis. Jis puikiai sutraukia odą, jisai stimuliuoja kolageno sintezę, bet vėlgi dirba lėtai. Kaip ir minėjau anksčiau, man patinka kombinuoti radiesę ir RF-ą, arba prieš tai RF-as ir po to radiesas. Žodžiu, ir kokiais laikotarpiais vis dėlto susistatom gydymo planą ir dirbam pagal tokius protokolus. Dar frakcinis lazeris taip pat neblogai sutraukia ir stimuliuoja kolageno sintezę. Kadangi visi nori labai greito to rezultato tokiais atvejais ir neturi kantrybės, sakykime, laukti, jie dažnai kreipiasi į chirurgus ir mano, kad tai viskas. Čia viską aš staigiai susitvarkysiu, nes jau pavargau nuo to vaikščio ten ar kažkokią tai radiesą leistis, ar dar kažkokias tai procedūras atlikti. Deja, ne visada taip. Kaip matot, aš žinoma šitai pacientei rekomendavau kreiptis į plastinę chirurgiją. Deja,
netgi keletą chirurgų jai atsisakė visiškai daryti. Ir žodžiu, kaip matotės dabar ekrane, aiškiai atrašyta, tai yra odos kokybės problema, o ne odos perteklius. Tai va, ir žinokit, ateikit, kitas parašė po 10 metų. Žodžiu, tokia istorija. Ši pacientė yra ne mano, ji gyvena visai kitoj šaly, bet jinai konsultavosi pas mane, nes greičiausiai žmogus nori keletos nuomonių, ne tik vieno chirurgo, ne tik vieno kosmetologo. Ir, kaip sakant, griebėsi už šiaudo ir kad susidaryti tą bendrą vaizdą ir ką iš tikrųjų reikėtų atlikti. Tai va, greitų rezultatų tokiais atvejais tikrai nebus ir negalvokit, kad čia viena stebuklinga piliulė ar injekcija jum pakeis situaciją. Tai yra kruopštus gydymas, ilgas gydymas, bet viskas įmanoma. Deja, tai yra klaida pačios pacientės, kada kažkada veidukas, kaip matot, pas ją tikrai neblogas, tikrai gražus, o kaklas deja gyvena savo gyvenimą. Va taip.